vaizdo įrašus apie Jono Ohmano žygdarbius. Ir nepamirškim, kad visi šitie žygdarbiai vadinamieji buvo per lietuviakalbės televizijas paleistas per LRT, per TV3, gerų žiūrimų laikų, tai matė tūkstančiai žmonių. Ir aš girdėjęs iš kažkokių vadinamųjų viešų intelektualų, taip vadinamų, kažkokių inteligentų, kažkokį pasipiktinimą, neskaitant vieną pavienį kitą žmogų, kuris yra taip ir taip opozicijai, taip vadinamas marginalas. Bet ar iš visų kitų tenais garbių žmonių, čia diplomatų, teisėjų saugininkų, kuris matėt kažkokį protestą, kad patraukė šitą beprotį iš tiesioginio eterio. Leiskite kažkokias protingas laidas, žmonės šviečiančias laidas. Ne, tokie žmonės yra dabar Lietuvoje aukštinami. Tokie žmonėms yra suteikiamas eteris ir tokie žmonės mūsų mes į katastrofą. Todėl pažiūrėkime, draugai, šios trys trumpus vaizdo įrašus, kad suprastume, kokie užsieniniai psichopatai siaučia Lietuvoje ir niekas jų nesutramdo. Karas Ukrainoje nepadarė lemiamo lūžio. Nėra to noro iš Europos pusės. O jisai buvo? Ką? Buvo tas noras? Europa turi suvokti, kad mes privalom su Rusija kariauti. Taip, apie tai kalba ir Zelenskis. Mes privalom kariauti, mes privalom padėti Ukrainai, nes kitaip mums bus labai blogai. Aš noriu tokią trumpą pamokėlę dabar susiję su šūkiais, bet čia ne su Lietuvos šūkiais, bet ir su Lietuvos. Mes žinome, kas vyksta aplink mus, reikia būti budrus, atidus. Žinau, kad vyksta išmokti, kaip reikia elgtis tokiai situacijai. Savo pagalbą aš dabar kviečiu tikrą ukrainietį, liaudies herojus Oleg Gavrovičius iš Charkivo. Ir mes jums dabar prieš tai tokia trumpa pamokėlė apie tai, kaip reikia elgtis Ukrainos kontekste, su šūkiais. Taip, Mindaugai, palaikysiu mikrofoną. Olegas pradės, aš atsakysiu, trumpai išversiu. Ok, visi pasiruošę? Ok. Slava Ukraine! Herojam slava! Slava nacija! Smert varaham! Ukraina! Победусе! O dabar! Šobosti! Rusnai! Pizda! Pasirodo, mes mokėjome. Jūsų organizacija Blue Yellow kartu su Stiprus kartu ir LRT NATO viršūnių susitikimui dabar pradėjo kaip tik naują akciją. Iš Ukrainos fronto neša vėliavą. Į tą šiandien jinai iš Lietuvos aikštės pradėjo savo kelionę ir organizatoriai kviečia 7-13 dienomis pakelti Vilniuje. Apskritai savo aplinkoje Ukrainos vėliavas, ne tik Vilniuje, visoje Lietuvoje. Kiek šita akcija yra žinoma pasaulyje? Kol kas nelabai turbūt, nes vis tiek ką tik pradėjom dabar, aišku, ten yra, kas vyksta ir aplink ir kiti dalykai, nereikia manyti, kad čia wow, visi žiūri, stebi kol kas. Čia vis tiek reikia fokusuoti į tą laikotarpį ir bus būtent Liepos mėnesį, kur tikrai matysis ir tiesiog bus tas dėmesys ir atvažiuos žurnalistai iš viso pasaulio į Lietuvą, tada mes matysim tą efektą. Kol kas apšilimas vyksta tam tikrą prasme, kalbant apie bėgimą, taip toliau, čia jau tikrai dar anksti. Bet jūs turbūt matėte, yra tokia grupuotė, kuri sako, kad reikia kelti ne Ukrainos, o Lietuvos vėliavą. Oi, dabar sakysiu labai negražiai, šitie mūsų vatnikai, savickai, panašiai, kokie ten nebebūtų, kokie bereikšmingi, realiai yra šioje vietoje yra nulis. Jie nori tiesiog pasidaryti savo PR ir tuo pačiu būtų naudingi Rusijai. Čia labai jau negražiai sakau, bet tiesiog aš matau tą visą, biški juokinga, biški grūdų, patriotai. Kas čia patriotas, čia esu aš, atsiprašau šioje vietoje. Ir turim tą, bet čia marginalai, nieko. Vaizdelis tikrai ganėtinai kraupus ir tada daugam turbūt kyla klausimas, o ką daryti? Ką daryti dabar, kad šitą beprotybę kažkaip atsverti? Tai pirmiausias dalykas, reikia nustoti žmonėm bijoti. Nes tai yra didelė problema. Aš esu Facebook'as tą temą rašęs irgi ir nemažai žmonių buvo atsiliepę visus tos klausimus ir netgi būdavo tokių žmonių, kurie mes daugiau mažiau panašių pažiūrų, mano Facebook'o draugai. Ir jie man yra rašę tokius komentarus, kad, tarkim, mano vaikas grįžta iš mokyklos, jis pripumpuotas neapykantos rusams eiliniams. Ir tėvas sako, kad aš klausau ir aš bijau jam prieštarauti, nes, kai vaikas nueis į mokyklas, pradės šnekėti, ką tėtis man sakė ir taip. Ir tas žmogus bijo, kad jis bus apkaltintas, kaip sakoma, palankumu Rusui. Nes jisai bijo.
Jis bijo dėl to, kad jau ten, kai supratau, žmona dirba valstybinį įstaigą, jis bijo dėl to prarasti darbą. Tai įsivaizduokit, kokie Lietuvoje, kai žmonės, kokia atmosfera Lietuvoje gyvena. Jie bijo sudrausminti vaiką, kuris šneka neapykantos kalba, kuris pripumpuotas mokyklos, vietoj to, kad kokių protingų žinių, kad kažkokių humanistinių idėjų būtų pumpuojamas neapykantai kitai tautai. Ir tėvas, jis bijo sudrausminti savo vaiką ir apskritai bijo nueiti į mokyklą ir pasakyti, gal apsiraminkite, aš nepagidauju, kad mano vaikas gautų tokio pobūdžio informaciją. Taip, jūs ten suaugę, ten savo erdvėse dalinkite savo kokią norite informaciją, kalbėkite ir taip toliau, bet vaikai tai neturi būti traukiami, vaikai turi būti ugdomi, kaip sakoma, humanistinė dvasia, turi gauti normalią programą ugdymo, kad iš jų išaugtų kažkoks normalus specialistas ir apskritai padorus žmogus. Bet Lietuvoje yra tokia baimės atmosfera. Ir jeigu mes nenorim, kad Lietuvoje gautųsi absoliučiai kažkokia visiškai kriptofašistinė diktatūra, mums reikia daryti paprastą dalyką - nustoti bijoti kalbėti, nustoti bijoti drausminti visokius psichopatus. Nes jeigu mes to nedarysime dabar, tai ateityje mes tiesiog apskritai galbūt būsim ištrinti iš gyvenimo. Nes mūsų įvels į tokius konfliktus, po kurių mes galime tiesiog kaip tauta ir kaip žmonės tiesiog nebesitiesti. Todėl bet kokius tokius psichopatus, kurie iš tikrųjų skatina įvairiausią neapykantą, kurie pumpuoja mūsų vaikus kažkokią informaciją, be abejo, reikia įvairiai drausminti. Taip kultūringai, aišku, mes turim tiesiog kalbėti ir kelti balsą. Pavienius aktyvistus, kurie apie tai šneka, be abejo, yra lengva, iš tikrųjų mušti, lengva juos bausti, trinti jų video, blokuoti jų kanalus, mėtyti juos iš darbų, bet kai pradėtų iš paskui kartu su jais kalbėti šimtai, tūkstančiai žmonių, o tokių tikrai yra, kurie nustotų bijoti ir pradėtų drąsiai kalbėti, tai ką tu trečdalio Lietuvos kokias, taigi nesuimsi, neišmėtis iš darbų, tai yra neįmanoma, pačiausiai viskas pradėtų iš vidaus birėti. Tai pats baisiausias dalykas yra ne kažkokie benami pavojai, pats baisiausias dalykas yra baimė galvoje. Baimė kalbėti apie tai, kas tau svarbu, baimė kovoti už tai, kas tau svarbu ir kovoti prieš tai, kas yra blogai, kas yra tavo priešas. O priešai yra visokie, kaip sakom, perėjūnai, kurie čia Lietuvoje dažniausiai šaknų neturi, bet jie vaizduoja didelius patriotus, jie nori mūsų kirštinti su aplinkiniam tautomis, jie nori mūsų įveršti konfliktą, jie nori pasidaryti pelną iš mūsų kraujo. Todėl, draugai, aš kaip ir manau, kaip ir sakau, reikia visada kalbėti atvirai, jeigu mes matom kažką negerai. Jeigu kalbėjimas nepadeda, reikia organizuotis, be abejo, įvairiausias organizacijas ir vėlgi taikiais būdais, be abejo, pagal visus įstatymus mes turime priešintis tai beprotybei.